Gruodžio 14 dieną kalėdinė šventė aplankė labiausiai jos laukiančius Lietuvos vaikus. NVO vaikams konfederacija jau 5 metus iš eilės rengia naujametinį renginį Vaikų žvaigždynas, skirtą vaikų globos namuose ir kitose panašiose įstaigose augantiems vaikams. Į šiemetinį renginį vykusi Forum Pelas susirinko rekordinis vaikų skaičius – per 1000. Vaikučiams dainavo ir pasirodymus rengė tokios scenos žvaigždės kaip Atlanta, Stano, Biplan, Natalija Zvonkė, Bartas, Rebelhat, Kastaneda ir kiti. Renginį vedė aktorius Leonardas Pobedonoscevas. Šventės kulminacija 2010 metų Vaikų draugo paskelbimas. Šiam apdovanojimui buvo nominuoti Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, išsipildymo akcijos globėja Nomeda Marčėnaitė, UAB Microsoft Lietuva vadovas Mindaugas Glodas, atlikėjas Gabrielius Liaudanskas Svaras ir krepšininkas Linas Kleiza. 2010 metų Vaikų draugu buvo paskelbtas Linas Kleiza, kuris linkėjimus video ekrane perdavė tiesiai iš Toronto. Sveiki Vaikų žvaigždyno šventės dalyviai. Vaikučiai, tėveliai, globėjai, atlikėjai, organizatoriai. Norėčiau jūs visus pasveikinti su artėjančiomis šventėmis, palinkėti daug šilumos, meilės bei geros nuotaikos. Vaikai, norėčiau jums padėkoti už metų vaiko draugo nominaciją. Tai man yra didžiulė garbė būti tarp tokių nusipelnusių ir išskirtinių žmonių. Nu ką, gero vakaro, linksmų, šventų kalėdų ir dar geresnių naujų metų. Iki. Padėkojęs už šią garbingą nominaciją, krepšininkas palinkėjo visiems gražios šventės ir siuntė saldžiųjų dovanų. Specialiai šventės dalyviams buvo pagamintas 60 kg svorio tortas, kurį kartu su Lino Kleizos labdaros ir paramos fondu dovanojo UAB Biola. Taip pat visiems vaikams Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas dovanojo Sprite ir Kraft Foods Lietuva skanumynų. Lygiai prieš metus veiklą pradėjęs Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas siekia padėti globos namuose augantiems vaikams, kuriems kitais metais pristatys dar daugiau projektų bei organizuos renginių. Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais NVO vaikams konfederacija Vaikų žvaigždynas suburia daugiau negu 600 vaikų. Šiemet sumušėm rekordą, tai buvo daugiau negu 1000 vaikų, bet visi tilpo, buvo labai patenkinti koncertų. Aišku, dar labiau džiaugiasi saldžiaja vakaro dalimi, tai su tais linkėjimais Lino iš Toronto ir jo tortų rekordinio dydžio. Taip pat vaikai išrinko būtent Liną 2010 metų Vaikų draugu. Kiekvienais metais mes renkame nominantą, šiemet įtraukiame ir visuomenę, tai galėjo išsirinkti iš 5 ir, kaip minėjau, Linas Kleiza buvo išrinktas metų Vaikų draugu. Taip pat labai džiaugiamės partnerystę su Lino Kleizos labdaros ir paramos fondu, kuris užsimezgė prieš metus, bet sėkmingai tęsiame ir tikėkimės, kad bendradarbiavimas tęsis ir ateityje. Taip pat norėčiau palinkėti visiems NVO vaikams konfederacijos nariams, draugams, bičiuliams, partneriams, socialiniams partneriams šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų.